tai vyrai, pirkit produktus, važiuokit į mokymus, kas gal neturi tiek, tai tegu produktus perka irgi žiūri, mokosi. Reikia to. Imkite šio pavyzdį, atvažiavo, padėjo pinigus, atsiskaitėm ir pradėjo mokymus. Ir atvažiavo anksti ryte. Jau tu skambino, aš buvau nebetoli Vilniaus. Jau tu buvai nebetoli Vilniaus. Ir tu atsivežiai moterį, tu atsivežiai savo partnerę, tu pasiruošiai mokymą. Tu esi šaunuolis, tu esi maladėtis. O su tokiais žmonėmis yra vadirt. Super. Reikia dominuoti. Jeigu jų tu nedominuoji, kits ją dominuoja. Kits ją įkiša, kol tu kiši savo mašiną pinigus. Mano draugas, pas kurį aš dabar apsistoju, važinėsiu su buvusia Audi A80. Vakar važiavo festivalį pasisodinęs 3 gale moteris. Taip, kad užsičiaupkit jūsų tom savo mašinom, prabogiom namais, niekam nereikalinga tai. Mes imam moteris be jokių mašinų, pinigų. Nuo prieimų iki seksų padariau skirtingus vaizdo įrašus su pasimatymais, investuodamas 0. Ir visą video filmavimo sistemą turėjau ruošti va vyrus kaip Paulius. Taip, kad matai yra juokinga, kai vyras bando rodytis pinigai, status, aš ateinu, pasileidžiu muziką ir taip pritraukiu tos moteris dėmesį, kai negali akių nutraukti nuo manęs. Ir lygiai taip pat nuo mano klientų negalės nutraukti, nes mano klientai pranoksta mane patį, kaip Benas Verkis iš Londono. Mane pranoko ant moterų kalbinimų. 11-tukus, blondinė amerikietė, 11 balų paėmė Londono metro, kai jinai ėjo su 2 bachūrais. A jūs galite įsivaizduoti, apie kokius čia rezultatus kalba. Todėl tie mokymai visą laiką brangs ir niekada jie nekainuos. Jums su kalbu šnekant, nu čia tai kainos, įgai. Su kuo lyginant? Su kuo lyginant? Jūs man parodykit, su kuo lyginant. Kas jūs galite tai išmokinti? Niekas, dėl to čia taip ir yra. Ir ką tu gali už tai? Pirk už tuos savo pinigus tą mašiną. Ir toliau važinėk vienas. Ir toliau, nu. Pirk už tą savo, pasistatyk saudybą. Ir vienas būk tenai, sudarys prie to savo židinius įdėk. Sėdėk ir galvok, nusipirkau namą, viską turiu ir išsikasiau 3 metrų prūdą. Turiu ir namą, turiu ir gerą mašiną, o moters taip ir nėra. Ir galvok, kodėl nėra? Viskas į mąstymą atsiremia. Taip. Nes nėra, nes tu, kai jinai ateina į tavo namą, kai jinai įlipa į tavo mašiną, tai ir pamato, kad tu tik tą mašiną turi tą namą. O viduje tai esi tuščias. Tu neturi įgūdžių su moterim, nes tu investavai 0 į galvą. Tu nekilai kaip Paulius į viršų. Tu nesikėlė ryte anksti, nevažiavai. Tavo ego neleido tau tai daryti, nes kas tu buvai? Tu buvai apsėstas ego. Eik, tai čia tik tais ką? Kokie? A tu žinai, iš kieno mokiniesi? Iš pasaulinių lygių, manipuliacijų meistrų. Mane vyrai samdo bet kur, kad aš nuskrisčiau ir mokinčiau. Siunčia laiškus, sako, žinai, ar mane išmokinau tą, aš renkuosi su kuo dirbti. Aš keliavau po pasaulį, į Ameriką nuskridau. Šokiravau klientą manipuliaciniam sistemam taip, kad jis negalėjo to užsiimt daryti. Nes jau širdis buvo tiesiog per jauna siela to užsiimt daryti. Jo, per 2 mėnesius, 10 dienų aš pasimylėjau su 8 skirtingomis moterimis, sufilmavau daug seksų scenų. Ir jis ėmė dar kitų autorių mokymus. Ir aš sakau, su kiek kitų autorių mokytojais tu pasimylėjai? Su 0. Aš jį privedžiau prie sekso, aš jam privedžiau prie žinių. Aš jį šokiravau mokymais, čia nėra lygių, aš visą savo širdį čia dedu. Aistra, man čia žiauriai patinka šitą veiklą, šitą daryti, nes aš išgavau iš tėvų genus. Aš turiu kamerų filmavimo sistemą, kaip turiu surinkti šitą medžiagą ir
Išdirbkit tiek, kiek aš. Niekas nenori su manim konkuruoti, visi nori bendradarbiauti. Sako vyrų čia, kur jūs žiūri, žinai, o blet, ir aš norėčiau tą veiklą užsiimti. Ką tu užsiimsi tą veiklą? Tau visų pirma reikės nam. Nieks nemėgs tavęs. Visų šeima tave paliks, giminės tave paliks. Galvos, kad tu, va, tavo draugai visi paliks. A tau sugebės, aš žinai, kokiu čia alfa vyrų charakterį reikia turėti šitą veiklą darant. Tu tik įsivaizduok. Stipriam labai. Stipriam būt, nieks čia tavęs nemėgsta, bet kokie rezultatai, kai tu parsivedi 11 balų užpakalį ir tu mylėsi su jie ir suteiki jai pasikartojant, na visą klykę, nesveikai, keliauji po pasaulį, vedi mokymus ir tu atgauni ir po to supranti, kad čia Lėlių teatras yra. Tai va taip, kad Paulius padarė gerą investiciją, pačią svarbiausią savo gyvenime. Tu žinai, kad tu pamatysi. Jūs vyrai turit skaičiuoti metų laikotarpį, kaip atsiperka. Viskas. Tau nereiks gert. Nei vienu kokteiliu aš niekad negeriu. Tu neperku jokių vakarienių. Kol jie perka, užsisakinėja pas barmenę, aš tiesiu jai ranką ir pradedu šokti. Jeigu nenori šokti, aš jai buriu. Šneku jai. Ir po to užvedu taip, kad eitų su manim šokti. Tu taupysi daug laiko. Tu neleisi pinigų ant kokteilių. Tu kiekvieną savaitę sutaupysi mažiausiai 100 eurų ant moterų, nes tau jūs pirks. Skaičiuojam, turim savaitę 100 eurų, per mėnesį 400 eurų. Dauginam iš 12, kiek mes turim? Virš 5000 maždaug. Matai, jau atsiperka tau. Jau seniai atsiperka, tau per pusę metų atsiperks, nu tu supranti. Turi skaičiuoti į priekį ir nebijau čia investuoti.